Labas rytas, taigi susitinkame naujame video. Tai ačiū, kad įsijungėt. Dabar išėjome į lauką su Austėja. Esame po ligų, tiksliau dar aš sergu. Austėja jau baiginėja, dar slogytė įbėga, bet nuo dantukų. Tai va, o man irgi kažkoks kaip, net nežinau kas per liga, bet žodžiu per slogą eina. Lauką išeiti kaip ir pavyko. Oras nėra šiandien per karščiausias, bet rodė iki 15, kas visai gerai yra. Vat rytas toks vėsesnis, tai apsirengiam šilčiau. Aš ir su liemene ir su megztiniu. Austėjytė va parodysiu. Užsijama žaidžia su smėliuku. Tai ir kepurytė tokia iš merino vilnos. Ir sesės čia dovanota tokia liemenė ir megztukas, kelnytės, šiltas kojinytės, batukai. Nu, žodžiu, taip biškį jau šilčiau apsirengiam, nors ir saulutė šviečia, tvieskia, kaip sakant, bet vis tiek nėra taip šilta. Eini? Austėja, kur tai eini? O kur tu išeini? Arna yra. Ten? Kar. Čiuoši? Čiuošk. Tai ką, grįžtame su Austėja, buvome pasivažinėti su autobusu. Kažkaip Austėja parodė autobusą, tai sakau, važiuojam. Galvoju, ekspromtu padarysiu į tokią staigmeną. Tai išvažiavom su autobusu, važiavom iki mados centro. Ten nuėjome, nusipirkau pirties kepurę, nes mėgstu į pirtį eiti, o neturiu kepurės. Tai nusipirkau, nes ten yra tokia namų tekstilė. Tai va, tai ten užėjom. Nuėjom iki Pepko, bet nieko nepirkome. Galvau, gal išsirink žaisliuką, bet nenorėjo. Tai va, tai dabar žingsniuojam namo nuo stotelės. Radom prie darželio pirmąją gėlytę. Jau išsileidžiusią. Austėjytė, gėlytė, tai... Žolytė ir čia gėlytės. Čia kiaupinės yra. Čia tau. Na, mamytės. Gėlytė. Oi, nevalgoma. Lipame į liftą. Gėlytę turi. Taip. Oi, snargliukas. Čia yra tavo mama. Myliu, aš tave myliu labai. Myliu, aš tave myliu labai. Myliu, aš tave myliu. Kas čia nėra? Pasivažinėjimo su autobusu. Ir dabar va einame, pamiegosime. Dar pilnai nesu atsigavusi. Ir autobuse reikia nosį ten šnirkšti, tai nelabai malonu. Bet kažkaip ekspromtu sugalvojau, nes Austėja pamatė autobusą. Galvoju, parodysiu, kas čia yra, nes mes važinėdavom, kai buvo mažytė labiau su autobusu. Karts nuo karto, retai, bet važiuodavom. Tai va, tai galvoju, parodysiu, kas yra autobusas. Tai ką, eisim dabar pasnausti. Aš nežinau, ar man pavyks užmigti. Nu, tokia sprendžina. Nežinau, ar pavyks man užmigti, bet gal pavyks. Nes tokia pavargus jaučiuosi, tai pamiegosim. Reikės pavalgyti. Tai va, tai einam pasnausim.
Nu ką, mes po pokyčių jau pavalgiusios. Buvau pagaminus bulvyčių fri su daržovėmis ir tai yra brokoliu ir tofu pakepinau, tai va, skaniai pavalgėme, viskas valgė iš lėkštės, taip jau senai bebuvo, nedaug ten buvo pridėta, bet viskas valgė, tai matyti jau tikrai jau pradėjo išalti po ligos, nes kai sergaus tėvė beveik nevalgo. Nu, valgo, bet taip labai nedaug. Tai va, buvo pilna daiktų iš tikrųjų, pilna daiktų, statybinių daiktų visokių ir mes juos šiek tiek apsirinkom, išsirinkom ir dabar va, štai liko tik tiek šitoj spintoj ir šitos reikės šiek tiek pertvarkyti ir sumažinti dar, nes čia pavojinga, kad austėjai neužkristų, aš dabar kėdutę uždėjau, kad jinai neįtų. Tai va, tai yra dar grindų likę, tai norėsim irgi va čia išsikloti. Yra tų medžiagų likę išsiklojimui grindų, tai va šitą erdvę, man atrodo, pavyks išsikloti. Na, o čia buvo mano asmeninis projektas padarytas jau praeitą vasarą. Praeitą, man atrodo, dar buvau neščia su austėja pilvuke. Tai iš palečių palečių sukaliau tokį suolą, kur gulėti galima. Nusipirkau pagalvę tokią didelę ir va čia ilsėdavausi su neščia būdama. Ir dabar mažoji austėja jau gali džiaugti šitą balkoniuką. Tai dar iš Pepko jau nupirkau tokį staliuką, radau. Su nuolaida, vietoj 15 eurų, gal 7 kainavo eurai. Čia nevalgomas. Išmaudė, paukščiuką išmaudė. Va, su austėja pradėjome jau sodinimo darbus, daiginimą tiksliau. Aš tai turiu tokių nusipirkus dalykų. Tai sėjamųjų salotų. Nežinau, ar čia man pavyks užauginti. Šitų, man atrodo, praeitą kartą auginau. O gal va šitas auginau, tai pavyko puikiausiai. Tai manau, kad turėtų šitas salotytės pavykti. Ir pomidoriukų pasėmiau balkoninių. Pažiūrėsiu, balkoninių niekad nesu užsiauginus, niekaip nepavyksta man užsiauginti, tai tikiuosi pavyks šito. Na, o to tarpu veiksmas vyksta, padedam mamytei įdėti žemes, taip, austėja. Taip va, tikiuosi visų žemių čia neištaškysim. O kur lovytė yra? Ten, ne? O kur reikia eit miegoti? Kur reikia eit miegoti? Kur reikia eit miegoti? Ką tu papasakosi čia? Mama vlogina. Daro vlogą. Ar tu norėtum atsisveikinti? Atsisveikinsi? Juk ate! Ką dar čia pabendravome su broliu apie 1,5 valandos, kol jis važiavo iš darbo pasimti brolio ir namo grįžo. Ir pavalgėm, pabuvom, pasisodinau pomidoriukus, pasisodinau savo daržovytes, žodžiu. Ir jo, eisim miegoti. Susiruošiam, pakeisiu pampersą, gal vieną knygutę paskaitysim ir eisim miegoti. Jau 8, o dar šviesu yra už lango, tai žiauriai keista. Net vaikas pats net nelabai nori miegoti, nors pavargęs. Ir gan greitai jinai užmiega, bet tiesiog vaikštinėja. Tai ką, atsisveikinam, ačiū labai, kad žiūrėjote ir iki greito, iki. Čia. Gerai sutinka tėtis, eikime į lauką, bet grįžęs vaikė, gursi į lovelę jaukę. Virš medžio dar daugiau švieselių žėri, į 3 žvaigždės jis tiesia letenėlę.